Netaip seniai gydytojo profesija buvo tebelaikoma garbingiausia. Tačiau nežinia, nuo kada taip atsitiko, jog ji tapo tarsi nebevertinama. Tas laikotarpis pasižymėjo pagarba medikui. Ir medikas buvo vienas iš tų kelių, kurio autoritetą griaut buvo nevalia. Gydytojo profesija viena atsakingiausių, kur sprendžiami gyvybės ar mirties klausimai. Tačiau situacija, kuri dėl labai daugelio priežasčių susiklostė paskutiniuosius dešimtmečius, nėra palanki patiems mums, pacientų visuomeniai. Manau, tai, kas čia Lietuvoje vyksta, ta destrukcija ir bandymas supriešinti medikus su visuomenė, tai yra valdžios nepilnavertiškumo išraiška, daugiau nieko. Nes iš tiesų lengviausia yra atsisukti į medikus ir to jautrioje vietoje, kurį paliečia žmogų, pradėti kalt prie kryžiaus. Aš nekalbu apie tos atvejus, kai yra toks galbūt nežmogiškas požiūris į pacientą, kur neatlieka savo pareigos, kur grubiai su pacientu elgiasi. Galima tam ieškoti paaiškinimų, kad pavargęs, kad daug dirba, kad mažai moka, kad jis turi galvoti, kaip išmaitinti šeimą ir panašiai, bet tai nepasiteisinimas. Bet šiaip apskritai neklysta tie, kurie nedirba. Supriešintoje medikų ir pacientų visuomenėje dažnai pamirštama, kad gydytojai irgi žmonės. O pacientai iš gydytojo dažnai tikisi ypač daug. Normalu, žmogus, kada jisai serga ar ką, jisai visą laiką būna, nori savo padidinto dėmesio, jisai jautrus būna. Tai čia mes tą suprantam, bet kada gydytojas būna kaltinamas dėl to, ko jis negali nieko pakeisti, jam irgi kažkiek tai būna gal ir pikta. Reiškia, santykė gydytojas pacientas, bet kuriuo atveju, reiškia, nukenčia pacientas. Ir pacientai tą patys supranta ir sako, ir už tai daugelis pacientų tiesiog, net nesiskundžia. Jie patys sako, ką mes, dabar eisime, skūsimės dėl kažko, kad mums kažkas buvo blogai, nes mes suprantame, kad daktaras čia tikrai nekaltas. Nors santykis buvo tik su daktaro pacientu. Tai reiškia, ir jeigu mes pradėtume nuo viršaus, mes galim pradėti, kaip sakant, nuo pačios, sakykime, nuo politikų, sakykime, tai kas, priimami sprendimai. Reforma pavadinta. Ir priimami sprendimai. Ką tie sprendimai duoda? Tie sprendimai duoda vėl, kad pabloginamas kažkokios tai sąlygos pacientui, bet kaltas daktaras, kuris visiškai neįtakoja tos reformos. Senosios Europos šalių visuomenėje šie dalykai nėra tokie aštrūs ir pacientas ar draugė su mediku, ar prieš ligą ar valdžios sprendimus visada yra tarsi vienoje barikadų pusėje, sako Gydytojų sąjungos prezidentas Liutauras Labanauskas. Europoje gydytojai neslepia klaidų. Atvejų iš tų klinikinių neslepia. Jie tada yra skelbiami, kad kiti perskaitę žinotų, kad taip gali būti. Žiūrėkite, kas Lietuvoje. Lietuvoje visiškai nėra komplikacijų nuo vaistų. Visiškai nėra. Tai vis yra absurdas. Pasaulyje krūvos komplikacijų nuo vaistų, reiškia, yra čiut ne į 2., 3 vietą išeina tokia žala tam pacientui padaroma. Lietuvoje nėra. Kodėl nėra? Todėl, kad niekas nepranešinėja. Todėl, kad jeigu aš pranešiu, kad kažkas atsitiko pacientui, tai mane apkaltins ir vaduos į teismą. Ir aš įrodinėsiu paskiau, kad esu nekupranugarius. Įtampa visuomenėje, kaip ir pakrikusioje sveikatos apsaugos sistemoje, dar pamaišoma tarsi nešvarių pagalių. Kažkam saldu, nes žiniasklaidoje blogos naujienos perkamos geriau. Žmonės nori kraujo ir aštrių pojūčių. Įdomumas yra tas, kad apie tuos atvejus, kurie būna šou padaromi, jos rašoma daugiau. O apie tokį, kaip ir sakyčiau, tikrai pripažįstant tam tikrą rimtą atvejį, nelabai daug kas rašė, kadangi nebuvo įdomu niekam. Nes visi prisipažino, kad iš tikrųjų buvo padaryta, sakykime, nelaimė klaida. Tai jeigu jau prisipažino abi pusės, tai sutinka, tai nebeįdomu žiniasklaidai rodyti. Kada ginasi viena pusė, o kita puola, tai tada įdomu rodyti. Ir taip, kaip ir buvo paminėta, dažniausiai gydytojo pusės niekas negirdi. Geros naujienos iš tiesų vos nereikia mokėti, reiškia pinigus, kad jos būtų atspausdintos, kad tokia kažkaip man keista, aš prisimenu net tos prakeiktus tarybinius laikus, tai tokių dalykų nebūdavo. Kažkaip tai tas pozityvas vis tiek būdavo bent kiek įdomus. Negalima matyti medijoje vien tik negatyvą. Tas negatyvizmas mūsų konkrečiai žiniasklaidoje ir kenkia ir mūsų studentams, kurie mokosi medicinos universitetuose, daleiskim, ir mūsų gydytojams, jau paruoštiems gydytojams, kadangi jie, kai pamato, aš kalbuosi ir su jaunais gydytojais ir bendrauju, kai pamato, kad yra tokia situacija, jie vyksta dirbti kitur. Jie sako, čia yra tikrai netvarka
Ir mes nenorim čia vaikščiot po teismus ir kada, daleiskim, jaunam gydytojui tenka susidurti su tokiais dalykais, jie važiuoja dirbti kitur paprasčiausiai. Medikai gali kartais būti be kaltės pavadinti žudikais baltais chalatais. Tačiau niekas neskaičiuoja, kad pasaulyje kasdien tūkstančiais atsitinka tokių pat nelaimių. Ir niekas dėl to viešai nėra nukryžiuojamas taip kaip pas mus. Tos pavienės istorijos iš tikrųjų labai yra išpučiamos. Tai vienas. Bet yra blogesnis momentas. Situacija yra tai, kad tie, kurie pučia, dažniausiai tai būna žiniasklaida, patys apie mediciną dažniausiai nieko neišmano. Ir kadangi jie nieko neišmano, jie per savo kažkokią tai prizmę, siekdami galbūt efekto iš to kažkokio tai įvykio, didžioji dalis, reiškia, pristatomų atvejų būna iš medicininio taško žiūrint visišką nesąmonę. Bet žmonės gauna tokią informaciją ir taip toliau. Ir po to, jeigu tu bandai paaiškinti, truputį jau kaip specialistas, kad ne visai jūs teisingai interpretuojate, tai 99,9% atvejų šitas nebūna parodoma. Tai yra praktiškai paneigtų pačio reportažo esmę. Aš manau, galbūt tai yra nuopelnas žiniasklaidos, kadangi vis tik tai žiniasklaida dažniausia pirmuose puslapiuose skelbia apie tai, kas yra blogai. Nors paskui galbūt tie dalykai visiškai nepagrįsti, bet tiesiog, kad ir ištyrus atrodo, bet paskui nebūna jokių dalykų, jokių atsiprašymų. Medicinoje, kaip ir bet kur kitur, visko būna. Klaidų atsitinka. O pulti tuos, kurie mus turėtų gelbėti, yra savotiška politika, šiek tiek panaši į šakos pjovimą, ant kurios patys ir sėdime. Terminas gynybinė medicina, teko girdėti? Ne. Tai va tas terminas yra mūsų toksai gynybinė medicina. Reiškia, visos sąlygos, kurios aplamai sudarytos, reiškia, jau iš karto, kai ateina pacientas pas gydytoją, jis jau ne tai, kad juo rūpintis turi, bet jis iš karto jau net negalvoja, jau jisai jau, kaip sakant, nevalingai pradeda rūpintis savim, kad tik negaut skundo, sakykime. Dar apie klaidas. Statistikos duomenimis medicinos klaidos ir nepageidaujami įvykiai pasaulyje skaičiuojami tūkstančiais. Klysti žmogiška. Europos Sąjungoje buvo prilyginta medicina aukščiausios rizikos specialybei. Net alpinizmui prilyginama. Tai visiškai suprantama visose šitose valstybėse, kad šita rizika yra kiekvieną minutę, kiekvieną dieną. Europos Sąjungoje nustatyta, kad rizika padaryti klaidų, dėl kurių miršta žmogus, medicinoje 2 kart didesnė lyginant su eismo įvykiu, maždaug 20 kartų didesnė už riziką darbo vietoje ir net 1000 kartų lenkia riziką aviacijoje. Pas mus nustatyta tokia nuomonė, kurios nėra Europoje, kad gydytojas negali klysti. Tai yra Dievas, kuris negali klysti. Ir jeigu, reiškia, jis suklydo, jis blogas gydytojas. Tai yra visiška nesąmonė, kadangi tokios valstybės galingos, jau tu sakykime, turtingos, santykinai kaip Vokietija, Prancūzija, reiškia, Olandija, reiškia, duoda, kad 5-6% būna medicininių klaidų. Oficialiai skelbiama, kadangi pas juos yra draudimo sistema kitokia, nėra priešinamas gydytojas su pacientu ir tai neslepiama yra. Lietuvoje mes skaičiavome, taip sakant, kada tas tikrasias klaidas, kadangi dabar yra ir ministerijos komisija tokia, kuri nagrinėja, tai šiek tiek domėjomės. Sakykime, tų galimų klaidų ir komplikacijų, kad ir šiuo atveju dėl vaistų, reiškia, tai būna maždaug apie 3%. Tai pagal Lietuvos, sakykime, sveikatos sistemą ir Lietuvos valstybės turtingumą, sakykime, žinoma, tai yra neblogi rezultatai. Visur yra ir tie nepageidaujami įvykiai traktuojami, kur galbūt visiškai nepriklauso nuo mūsų medikų. Tai reiktų tikrai atskirti tuos dalykus, klaidas, tuos nepageidaujamus įvykius, komplikacijas, tikrai reikėtų sudėlioti atskiras lentynėles ir tada jau vis tik tai spręsti, ar tas medikas kaltas ar nekaltas, o visų tų dalykų nesuvelti į vieną katilą ir tiesiog, galbūt neformuoti tokios pozicijos visuomeniai. Žmonija visais laikais sirgo ir ko gero sirgs, tačiau bėda, kad konfrontacija tarp skirtingų tų vadinamųjų barikadų pusių didėja. O toje situacijoje nešvarių pagalių statinėje vandenys pamaišo dar ir politikai, sako kalbinti Lietuvos medikai. Nemanau, kad politikų turėtų būti žaislas. Iš ties, kai kada atrodo, kad kai politikoje kažkokios kataklizmos pradeda reikštis, tai politikai pradeda atsisukti medikus kaip lengviausiai pažeidžiama tokia kategorija, reiškia, darbuotojų ir, sakykime, nukreipti dėmesį iš kokių tai problemų neišspręstų. Aš manau, kad tai yra neleistina. Tai yra vienas iš tų dalykų, dėl kurių, reiškia, sakyčiau,
vertėtų truputį kultūros vidinės pasisemti politikam. Ir vis dėlto, kaip medikai guodžia ir tiki ligonio pasveikimu, patys reziumuoja, kad visuomenėje tęstis toks chaosas, nesibaigiančios reformos ir nepasitikėjimas ilgai negali. Čia kaip pati banaliausia liga, negydant ir įsisenėjus, ligonis tiesiog pakrato kojas. Jeigu tu nori savo trumpinti gyvenimą, tai kaip daktaras galiu reziumuoti, kad iš tiesų turėtų veidas keistis. Bent atsirast kažkas tai pozityvaus, bent viena televizija, kuri nematytų tokių dalykų, kurių nėra, reiškia. Sąmokslo teorijos, reiškia, bandymas kažką įsivaizduoti, kad yra blogai.